Labadiena, eilinį kartą susitinkame vėl mūsų trumpučiuose video ir šį kartą noriu parodyti, kaip galim nusipirkti savo didesnį paketą, tai yra kaip susirinko pinigėliai mūsų balanse ir Captive balanse, tai yra mūsų taupyklėje, ir kaip nusipirkti jau sekantį didesnį paketą. Taigi, manau, šitą prieigą į mūsų ofisą visi puikiai pažįstame, suvedame mūsų visus duomenis, kurių reikia, elektroninį paštą, slaptažodį, mūsų saugos kodą, dedame varnelę ir einame į mūsų virtualųjį ofisą. Kaip visada, mums pirmiausia atidaro patį pirmą puslapį, ir kad pasitikrinti, ar tikrai turim pinigėlių, dar kartą priminsiu, turim žiūrėti mūsų balansę, kiek yra pinigėlių, ir sudėti su Captive balanse, tai yra šitas dvi sumas sudedam ir žiūrim, ar mums išeina paketas. Šiuo atveju buvo bronzinis paketas ir kadangi suma yra gerokai daugiau negu 400, tai visiškai be jokios abejonės ir baimės žinom, kad mums išeina boosteris. Tai yra, galim laisvai pirkti pirmąjį jau mokamą paketą. Taigi, einame į skyrių Upgrade, ateiname į šitą skyrių, ir kaip matote čia, dešinėje pusėje paspaudžiam rodikliukę ir mums leidžia pasirinkti paketus. Šiuo atveju mums reikalingas boosteris, vadinasi, paspaudžiame boosterį. Ir prašo suvesti saugos kodą. Suvedame saugos kodą ir spaudžiame Submit, tą mėlyną klavišiuką. Paspaudėme mėlyną klavišą. Ir kaip matote čia viršuje, būtinai visą laiką, kokią funkciją bedarytume, visą laiką žiūrėkime viršuje, kaip matote čia duoda žaliam kvadračiukė, kad pavyko sėkmingai, visą laiką atkreipkite į tą dėmesį visas funkcijas darant, jeigu žalias kvadratas įrašo sėkmingai, vadinasi, žingsnį padarėm teisingą. Jeigu būtų neteisinga, būtų raudonas ir rašytų, kokia yra klaidelė, kadangi šiuo atveju viskas gerai, kaip matote, čia kairėje pusėje mums duoda referencijos numeriuką, tokį ilgą iš skaičiukų ir raidžių, mums rašo kokia to mūsų būsimo paketo kaina, ir rašo, kad laukiama apmokėjimo. Ir kadangi perkame mes patys savo, vadinasi, nieko daugiau jokių veiksmų nereikia daryti, apart to, kad spaudžiame VIF. Paspaudėme VIF ir mums duoda čia pat visą mūsų sąskaitą, ta prasme visą, kaip matote, viskas surašyta, jį galima atsispausdinti, jeigu mums reikalinga ta sąskaita popieriuje, ar ne, galima tiesiog jį atsispausdinti. Ir čia mes turime visus duomenis, kur mes perkame tą paketą, čia pavardė, vardas žmogaus, kuris perka, ir nikas, kada pirkta, visi duomenys, koks paketas ir kokia jo kaina ir taip toliau. Jeigu čia nėra niekur nesuklysta, viskas tvarkoj, tada turim toliau keliauti vėl į dešinėje pusę, čia mes matome mūsų pirkimo referenciją ir prašo mūsų PIN. Vadinasi, mes turime šičia būtent įvesti mūsų pačių PIN-ą. Taigi, įvedėme mūsų PIN-ą ir spaudžiame Submit, mėlyną klavišiuką esantį apačioje. Ir kaip matote, vėlgi mums duoda šitą žalią kvadračiuką, žalią langą viršuje, kur rašo Success, tai yra operacija atlikta sėkmingai. Ir čia mes matome visas referencijas, mūsų kaina mūsų paketo, niką žmogaus, kuris perka, datą, netgi su data, kada buvo perkama. Ir kaip matote, čia rašoma mėlyname kvadračiuke, juostelėje Waiting Processing, tai reiškia, kad laukia proceso. Ir žaliame kvadračiuke rašo, kad maždaug 30 minučių bėgyje susimokės mūsų paketas. Taigi, veiksmas atliktas sėkmingai. Ir ką belieka palaukti to laiko, kurio reikalauja, kad sistema nuimtų pinigėlius
ir kad paketas susimokėtų. Dabar šiuo metu, aišku, mes daugiau nieko matyti negalim, nes kol kas mokestis dar nesusimokėjo, pinigučiai nesusimokėjo ir paketas dar nėra, kaip matote, kadangi reikia trupučiuką jo palaukti. Ką galim padaryti? Galim eiti į skyrių Financial ir Payments, tai yra mokėjimai. Einame į skyrių mokėjimai. Ilgai neatsiverčia, tuo mums turėtų atsiversti. Va, atsiverčia skyrius mokėjimai ir tame skyriuje mokėjimai mes matome tą pačią mūsų faktūrą, kurią ką tik sugeneravome ir tą sumą, mūsų niką, datą ir tą patį laukiamą mokėjimo. Kai praeis reikiamas laikas ir mūsų mokėjimas bus patvirtintas tame pačiame skyriuje, kur esame dabar, tai yra dar kartą pakartosiu Financial ir Payments, tai yra mokėjimai. Ateisim ir rasime čia vietoj mėlyno šito kvadračiuko, tokį žalią trumpesnį kvadračiuką parašyta Paid, tai yra sumokėta. Na ir šiuo atveju būtų viskas, tai reikia tik tai palaukti, kol procesas bus įvykdytas. Kągi, mes palaukėme, nereikėjo laukti net pusės valandos, viso labo praėjo gal kokių 10 minučių, na ir pamėginau įeiti į patį pirmąjį puslapį, kur visą laiką pakliūname į dashboard ir kaip matome, jau balanse matau nuliuką, Captive, tai reiškia mano taupyklėje, mūsų taupyklėje jau liko tik tai $100, vadinasi pagal skaičiukus, kaip ir paketas turėtų būti susimokėjęs ir tuo labiau, kad jau neberašo bronzinis paketas, o jau mes turime pažymėti, kad jau turime boosterį. Kad įsitikinti, vėlgi galim dar nueiti į Financial, kaip sakiau, einame į Payments, atsiverčia mūsų šitas mokėjimų puslapiukas ir šičia be abejo jau mes matysime, kad jau nebelaukia apmokėjimo, o priešingai negu anksčiau, čia buvo mėlyna juostelė ir parašyta, kad laukiamas apmokėjimas, jau parašyta žalioje juostelėje, kad sumokėtas paketas. Taigi galime grįžti dar kartą į mūsų dashboard, tai yra į mūsų patį pirmąjį puslapį, kur visą laiką pakliūname. Na ir čia mes pamatysime, kad viskas, mokėjimas atliktas, paketas nupirktas, paketas pasikeitęs, pinigėliai nuskaičiuoti, viskas tvarkoj. Taigi iki sekančių video, manau, kad jų turėsime dar daug įvairiais klausimais, įvairiomis temomis ir sėkmingo darbelio visiems, viso geriausio.